Sveiki. Šioje pamokoje norėčiau paaiškinti apie naują terminą masyvą, parodyti, kaip juo naudotis ir kokia yra jo paskirtis programavime. Taigi, kodėl iš viso mums reikalingi yra masyvai? Sakykime, mes kai skaičiuojam ir sprendžiam įvairius uždavinius, atsiranda būtinybė naudoti skirtingus skaičių kiekius. Vieną kartą aš naudosiu, tarkim, 5 skaičius, kitą kartą 7, 10, gal 20, o gal 100. Sukurti tiek skirtingų kintamųjų ir pritaikyti skirtingoms situacijoms, sprendžiant panašaus tipo uždavinius, yra per daug sudėtinga. Todėl buvo sugalvota tokia duomenų struktūra, kuri leidžia išsaugoti daug skaičių, nekuriant daug kintamųjų. Taigi, kaip tą galima padaryti? Jūs turbūt visi atsimenat, kad, pavyzdžiui, čia yra kintamųjų tipas. Ir aš toliau galiu parašyti kintamojo vardą, pavyzdžiui, x, ir šitas kintamasis man leis išsaugoti vieną skaičių, būtent sveikąjį. Tačiau aš noriu išsaugoti gerokai daugiau skaičių. Pavyzdžiui, aš rašysiu pavadinimą ne x, o a, nes taip yra įprasta iš pradžių, kad masyvus vadinam a, b, c, na, o vėliau jau masyvus įrašome tokiais pavadinimais, kad būtų lengva suprasti, kam tas masyvas yra skirtas. Ir už masyvo pavadinimo aš nurodau laužtiniuose skliausuose to masyvo dydį. Kaip dabar suprasti šitą užrašą? Reiškia, kintamasis a savyje gali saugoti iki 10 sveikųjų skaičių. Kaip dabar tai vyksta? Pačiame kintamajame a yra sukuriama 10 vietų ir kiekviena vieta skirta sveikajam skaičiui. Tai dabar ir noriu parodyti pavyzdį, kaip užpildyti masyvą, o vėliau iš jo išspausdinti skaičius. Ir kadangi jūs jau visi dirbate su funkcijomis, aš pavyzdį ir atliksiu panaudodamas funkcijas. Dabar pirmas klausimas yra toks, kiekgi aš planuoju įvesti skaičių. Tai čia sukūriau masyvą, na ir prieš masyvą aš dar susikursiu kintamąjį n, kas ir bus mano tų būsimų skaičių kiekis. Kiek bus narių masyve? Tai nurodys man kintamasis n. O šitoje eilutėje tai yra aprašytas masyvas su 10 vietų. Reiškia, aš į kintamąjį a galėsiu įrašyti 10 skirtingų skaičių. Gerai. Dabar pradėkime nuo funkcijos, kuri leidžia įvedinėti skaičius. Ir funkciją pavadinsiu labai paprastai. Įvedimas. Kągi siunčiame į funkciją? Į funkciją aš siųsiu n ir siųsiu patį masyvą. Taigi viršuje aš rašau void, kadangi funkcija per savo vardą nieko negrąžins, aš ruošiuosi pakeisti tik tai kintamąjį n ir masyvą a, rašau pavadinimą įvedimas ir dabar taip, rašau int n, vėl lietuviškas raidės, and n. Kadangi man n bus reikalingas, aš iš karto darau n su nuoroda, tai yra, aš nedarau n kopijos, o keisiu originalų n, tai yra šitą, ir dirbsiu per nuorodą. Toliau parašau int a ir uždedu tuščius laužtinius skliaustelius, norėdamas parodyti, kad šitas kintamasis yra masyvas. N ženkliuko nereikia, nes statinis masyvas, šiuo atveju statinis vadinasi todėl, kad jeigu aš nurodžiau 10 narių dydį, reiškia šitą masyvą daugiau kaip 10 skaičių aš įrašyti negalėsiu ir dėl to jis yra vadinamas statinis, nesikeičiantis. O kadangi jis negali daryti savo kopijų, tai aš nuorodos, tai yra ženkliuko n naudoti negaliu, nes aš keisiu tiesiogiai patį a be jokios nuorodos.
Čia truputį per daug vietos, aš šiek tiek susimažinsiu. Gerai. Dabar ką mano šita funkcija darys? Įvedimas. Pirmiausiai, iš failų dabar nedarysiu, vėliau padarysiu sekantį uždavinį iš failų. Tiesiog pranešimas. Kiek masyve narių? Kiek masyve narių, tai bus mano kintamasis n. Ir paleidus tokią programą, klaidos kol kas man nemeta, rašo, kiek masyve narių, pavyzdžiui, 5. Kadangi aš jau turėsiu kažkiek narių, tai bus konkretus skaičius ir aš dabar galėsiu įvesti papildomus narius ir įvedimas nesikeičia kiekvienam nariui, aš galiu panaudoti ciklą for, kuris prasidės nuo 0 ir tęsis iki n. Bet n neįtrauks. Dabar kodėl aš pradedu nuo 0? Todėl, kad masyvo nariai skaičiuojasi būtent nuo 0. Pats pirmasis narys masyve bus nulinis. Toliau bus pirmas narys, antras, trečias ir taip toliau iki 9 nario, tai yra 9 numerio. Tai kadangi dar įsiskaito ir 0, tai narių iš viso yra 10. Ir dabar aš noriu įvedinėti duomenis su pranešimais, kad būtų aišku, kurį aš narį įvedinėsiu. Tai spausdinsiu tokį tekstą. Įveskite, dabar spausdinu kintamojo į reikšmę, man į reikšmė parodys, kurį masyvo narį aš planuoju įvesti. Įveskite įtojo nario reikšmę. Tai dar kartą išspausdins tekstą įveskite, parašys skaičiuką, kuris tai yra narys ir dar papildomą tekstą. Ir dabar aš planuoju perskaityti tuos duomenis. Ir dabar, kur aš juos skaitysiu? Būtent į masyvą A, į narį I. Kaip tą suprasti? Reiškia, man pirmą įvestą skaičių įdės į masyvo A nulinis narį. Toliau įdės į masyvo A pirmas narį, A antras, A trečias ir taip toliau. Kaipgi atrodo tokia programa? Klausimas. Kiek masyve narių? Sakykim, 3. Įveskite nulinio nario reikšmę. 15. Pirmo nario, tarkim, 46. Antro nario 78 ir ciklas sustoja. Gerai, kad čia atsiskirtų, aš dar padarysiu tokį spausdinimą papildomą. Tiesiog, kad matytumėte, nuo kur prasideda kiti veiksmai. Išspausdins tokį kaip brūkšnelį, kad matytumėte aiškiai skirtumą. Viskas, čia duomenys yra perskaitomi. Dabar bus išvedimas duomenų. Tai siūsiu N ir A vėlgi. Tai vėlgi galiu kopijuoti. Parašau išvedimas. N galiu naudoti originalą ar galiu naudoti kopiją. Tai kol kas paliksiu, kad dirbu su originalu. Ir parašysiu funkciją išvedimas. Taip, išspausdins tokį sakinį su tarpu, kad nesusiliesiu su ankstesniais duomenimis, duomenų iš masyvo išvedimas. Ir dabar, kaip išvesti duomenis? Man reikia išvesti visus užpildytus narius, tų narių yra N. Vėlgi naudoju for ciklą, kuris pradės nuo masyvo nulinio nario ir tęsis iki n-tojo. Ir spausdinsiu taip. Į skaičiuką spausdinsiu, kad matytumėte atsakymą. Na, čia dėl papildomos informacijos. Tai čia bus taip. Be tarpo padarysiu. Nario, nario. 5 nario reikšmė čia bus, sakykime, 6 nario reikšmė. Taip, ir tada išspausdinu A į tai narį su endline.
Jeigu kuri vieta sakiniuose čia bus neaiški, prašom klasėje klausti, tikrai kiekvieną smulkmeną galėsiu dar papildomai paaiškinti. Ir čia turbūt viskas būtų. Dabar žiūrim taip, paleidžiu programą. Kiek masyve narių? Tarkim 4. O, palaukit, truputį negražiai, man taip nepatinka. Čia endline reikia. Tai yra, kad padaro brūkšnį ir pradeda naują eilutę. Gerai. Kiek masyve narių? 4. Ir kaip matot, išspausdino man tuos punktyrus, kas leidžia atskirti duomenis lengviau. Taip. Nulinis narys. Masyvo nulinis narys. 15. Pirmas narys 18. Antras narys 102. Ir trečias narys bus, tarkim, -4. Ir toliau rašo ką? Duomenų iš masyvo išvedimas, tai yra įvykdo funkciją išvedimas, išspausdina štai šitą dalį. Prieš tą dalį padarė naują eilutę ir dabar iš naujos eilutės ką spausdina. Į skaičiukas nurodo, kuris ciklas sukasi, bet iš tikrųjų tai yra kartu ir masyvo elemento eilės numeris. Tai nulinio nario iš A masyvo reikšmė yra 15. Kaip matot, atitinka skaičiai. Pirmo nario reikšmė 18, antro 102 ir tada -4. Reiškia, aš į vieną kintamąjį A įrašiau iš viso 4 skirtingus skaičius ir galėjau bet kada juos išspausdinti. Aš juos galiu sudėti, atimti, dauginti ir kam nors kitam naudoti. Tie duomenys niekur nedings. Tokiu būdu, naudodamas šią struktūrą saugojimo, aš galiu išsaugoti, kaip matote, skirtingus kiekius duomenų, šiuo atveju maksimum iki 10. Bet pakeitęs tą skaičiuką, aš galiu saugoti ir 100 narių, ir 1000, ir man nereikia kurti naujų kintamųjų, todėl kad viskas bus išsaugota vienoje vietoje, kas yra labai patogu. Na, tikiuosi, kas yra masyvas, bent jau vizualiai įsivaizduojate. Ir klasėje galėsiu dar papildomai ant lentos lentelės pavidalu pavaizduoti, kaip saugomi tie duomenys. Na, manau, kad tada jau tikrai nebekils klausimų. Kągi, ačiū už dėmesį.